Uždėjau kaminėlį, duslintuvą, tokio baubimo įdomaus duoda ir sakyčiau tas pats garsumas kaip originalo. Turim filtrą, kuris laikinas kaip ir, paskui dėsiu turbūt originalų, kas turbūt iškart į akis krenta, kad ant dujų atmetimo vožtuvo, ar kaip jį ten pavadinti, žodžiu, ant Wastegate'o spyruoklė, pilnai uždarytas, tai šita turbina tiesiog imituoja dabar traktorinę turbiną, kuri neturi jokio valdymo. Esi pagal dydį tokia didelė gaunasi šitam varikliui, kad kažkokio valdymo net ir neprireiks, nes tiek neužsipūs. Jeigu egzistuotų mažesnės turbinos, būtų įmanoma kažką sugalvoti. Su mažesnė turbina tada galima būtų ir valdyti kažką, tai bet vėlgi čia nėra tikslo ten baro pūsti ar kažko tokio daryti, nes tiesiog idėja buvo simboliškai. Tos kelios baro dalis labai pasijautė važiuojant su freza. Galima nusimest apsukas, lėčiau pavažiuoti kažką, nebūtinai stoti keisti bėgį. Gali pavažiuoti žemesniais sūkiais kažkokią atkarpėlę, jeigu ten susipurtai. O taip tai būdavo originaliai, tik numeti gazą ir perini į tą dusimą, arba turi paskui iš jo išvilkti su bele kokiais dūmais, arba tiesiog stot. Mažų darželių turbūt problemos čia labiau. Nes taip tai įsisukęs eitum ir nueitum, o čia ar akmuo, ar kas, tai visai patogu ta dinamika. Jaučiasi traukos diapazonas žymiai platesnis. Sumontuota turbina ant originalaus kolektoriaus, jam nieko nedaryta. Perėjimas, visa kita. Ir turim turbiną. Ir aišku, šita turbina būna su savo kolektorium iš karto. Tai teko nupjauti. Žodžiu, pjaudvirint turbiną buvo įdomus dalykas, bet, ką žinau, laikosi veikia. Pats oras į variklį eina per šitą mėlyną alkūnę. Šalia matom tepalo nubėgimą atgal į variklį. Kitoj pusėje matom išlenda vamzdis, alkūnė, sujungimas alkūnė ir į originalų kolektorių. Daugiau čia nieko nėra daryta. Ir va čia aplink variklį ateina turbinos nubėgimas. Čia toks laikinas variantas, bet ten buvo dangtelis, kuris eina per didžiulę skylę tiesiai į karterį. Nes kitur nelabai ką padarysi, per lonžeronus nesinori gręžti. Mačiau tokį variantą šiaip. Bet, čia optimizavus turėčiau už diržiuko va čia gražiai pralyst. Tai tada nereiks šitos visos nesąmonės. Nors ir veikia, svarbu ne prieš kalną bėgtų čia. Ir diametrai su nubėgimu. Tepalo lemputę iššustresnę pakeičiau, nes buvo kaitrinė, kuri ant laidų tiesiog kabėjo. Būtų gal visai gerai normalus tepalo daviklis, kad skaičių matyt, bet kol kas taip kaip buvo originaliai. Turbina tepimą gauna per tokį 4 pusių šakotuvą, įsisuktas į originalaus tepalo jungiklio vietą, o tepalo jungiklis, kaip matom, žalias